Jūsų kompiuteris yra bulvė. Very hot potato. Mes sudarėme greitą sąrašą žaidimų, kurie veiks ant bet kokios kompiuterių sistemos. Numeris 1 – Minecraftas. Minecraftas realiai veiks beveik ant bet kokios sistemos. Žinoma, nustatymai turės būti mažesni, kad normaliai pavežtų, tačiau tai veiks be problemų. Antras variantas yra Stardew Valley. Animuotas žaidimas apie fermas. Labai paprastas žaidimukas, tačiau galima praleisti labai daug laiko jame. Numeris 3. Šitas žaidimas tiek veikia ant telefonų, tiek ant kompiuterių. Ir realiai ant bet kokios kompiuterių sistemos. Among Us. Sakytume gal, kad jisai vos ne Flash stiliaus žaidimas. Sekantis yra susijęs labiau su pirmu variantu, tai yra Terraria. 2D stiliaus, vos ne kaip Minecrafto žaidimas, tik tai ten yra daugiau labiau misijų, ten yra labiau istorija, ne vien grynas free to play. Terraria irgi veiks ant senų laptopų, senų stacionarių. Dar vienas yra Simsai 4. Žinoma, nustatymus reikės susimažinti, todėl kad tai yra vienas iš naujesnių žaidimų, tačiau Simsai 4 gan lengvai paeina ant senesnių sistemų ir ant laptopų. 5-6 metų senumo laptopas dar realiai galėtų pavežti tą žaidimą su mažais nustatymais. Paskutinis, ką mes rekomenduotume, tai yra Counter-Strike 2. Nors tai yra vienas iš naujausių žaidimų, turi tobulą optimizaciją. Sumažinus nustatymus, jūs galite realiai žaisti iki 100 FPS su kompu, kuris yra 6, 7, 8 metų senumo, jeigu žinoma yra vaizdo korta. Išsibandykite, jeigu jūs turit bulvę, o ne kompą, parsisiųskit vieną iš šitų žaidimų, pasakykite, kokius rezultatus jūs gaunate, per vieną video paskaitysim komentarus. RPC Robas.